Viešojo kalbėjimo talonai labai stipriai pasikeitė. Esu tikra, kad jūs tai mato taip pat. Aš tai matau jau daugelį metų ir mane tai labai džiugina. Kodėl džiugina? Pirmiausia, todėl, kad viešo kalbėjimo standartas, kaip žmogus turėtų save pateikti, kad jis būtų atrodytų stiprus, išsiplėtė, o ne susiaurėjo. Kitaip tariant, kalbėjimo žanrai, kurie anksčiau būtų buvę laikomi netinkami, kur mes sakytume silpnas pranešėjas, galbūt primestume, kad jis turėtų kažką savyje keisti, koreguoti, jie išsitrynė ir vis toliau palaipsniui trinasi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daug didesnė įvairovė žmonių, charakterių, būdo bruožų, saviraiškos formų telpa į tai, ką vadintume stiprus pranešėjas. Ir tai yra labai gražu. Kartais matom viešojo arenoje žmonės ar populiarius personažus, kurie anksčiau būtų buvę laikomi per daug iššaukiantis arba kažkokie ekstravagantiški. Šiandien juos puikiausiai priimam ir vertinam kaip normą, standartą arba net kažką gražaus, žavaus. Džiugi šita žinia yra ir štai dėl ko. Ir jūs galite sau leisti žaisti daug didesnę įvairovę savo paties išraiškų. Tai yra nuostabu. Bet kur yra problema ir kur kabliukas? Deja, daugelis žmonių šioje žemėje, Lietuvoje lygiai taip pat, jūsų rate, mano rate taip pat, mes bijom būti savimi, bijom būti autentiški. Net jeigu arena pasikeitė, net jeigu yra leidimas, kabutėse oficialus, praplėsti spektrą, kuriame leidžiam savo žaisti įvairiausiom išraiškom formom, mes patys neleidžiam savo to daryti. Kodėl? Ir kaip tai pakeisti? Kaip įgalinti save pasitikėti, kad aš galiu būti spontaniškas, laisvas ir toks, koks noriu, kalbėdamas. Kaip atrasti vidinės jėgos, vidinės stiprybės, pasitikėti šitą įvairovę išraiškos, kuri leistina ir man, o ne tik tiems kitiems, kurie jau populiarūs. Apie tai rengiu konferenciją 2 dienų. Kaip atrasti natūralią savo balso išraišką, natūralią kūno plastiką, kaip atrasti natūralų tikėjimą savimi, kaip atrasti drąsos, išreikšti savo mintis, idėjas stipriai ir nebūtinai klasikiniu būdu, o tuo būdu, kuris patinka tau, kuris atsišaukia tau. 2 dienos apie vidinę jėgą, kalbėti laisviau, dar gyviau, spontaniškiau, naujoje kalbėjimo eroje. Kol kas vis dar galioja Early Bird išankstinių bilietų kainos. Kviečiu prisijungti, kviečiu bilietus pirkti jau dabar. Salė nedidelė, nes pasirinkau vieną geriausių Vilniaus viešbučių, Kempinski. Norėjau, kad turėtume nuostabų komfortą ir įkvėpimą reikštis maksimaliai taip, kaip norisi. Todėl paskubėkit. Vietų skaičius labai ribotas. Iki netrukus.